Sveiki, mėly vidūniečiai, man labai smagu matyti čia mūsų susitinkančius ne pirmą, ne antrą ir ne 10 kartą. Iš tikrųjų, mes tarsi kumštis, kuris, bandome ir tą darome sėkmingai, kad Vydūno vardas būtų mūsų kartos kelrodžiu. Sąmoningai pasirinkau tokį dviprasmišką pavadinimą Lietuvos uždavinys jaunimui. Tai yra ir jaunimui uždavinys Lietuvai, ir mūsų uždavinys jaunimui. Ką mums reikėtų suprasti? Sveikindama su artėjančia vasario 16-ąją, noriu priminti Vydūno mintį, kurią jis parašė savo dramoje Probočių šešėliai, kai tautos siela Daiva sako: Tautvydai, žmogus tėvynėn ten nuein per širdį. Tik per širdį mes galime nueiti į tėvynę, tik per širdį mes galime pajausti savo gyvenimo prasmę tėvynėje ir savo pareigą tėvynėje. Taigi išlaikyti tėvynės ir savo širdies ryšį, užmegzti šitą ryšį, mus ir moko Vydūnas. Kaip tai padaryti? Vydūnas ėmėsi to per muziką ir teatrą. Ir tai yra turbūt nuo pačių seniausių laikų, nuo antikos. Teatras telkė bendruomenę, teatras kėlė moralinės problemas, teatras sprendė pačias baisiausias, sudėtingiausias problemas, teatras kėlė katarsį. Ir teatras nuo seniausių laikų yra suprantamas kaip labai įtakingas instrumentas vesti žmonės žmoniškumo keliu. Būtent žmoniškumo keliu. Ir tas vedimas žmoniškumo keliu yra susijęs ir su tam tikra teatrinė žaisme, drąsa ir, sakyčiau, tokiomis pavojingomis strategijomis. 2 pavyzdžiai iš istorijos. Vasario 16 Respublikos 50-metis buvo 1968 metais. Ir štai, 1968 metais, minint Vydūno 100-metį, pirmą kartą sovietinėje Lietuvoje išleidžiama, sugrąžinama Vydūno dramaturgija, išleidžiama knyga Amžina ugnis. Jonas Lankutis, kuriuo taip pat 100-metį mes šiemet minime, akademikas ir dramaturgijos tyrinėtojas Jonas Lankutis padarė viską, kad Vydūno kūryba pasiektų Lietuvos žmonės. Bet maža to, 1968 metai pasirodo Justino Marcinkevičiaus Mindaugas. Klaipėdos teatre turėjo būti ir spektaklis, bet funkcionieriai susiskaičiavo metus ir viską padarė, kad vasario 16 Respublikos 50-metis skandalingai nebūtų paminėtas teatre ir spektaklis įvyko 69 metų pradžioje. Taigi, kad Justinas Marcinkevičius šitą spektaklį tikrai susijęs su vasario 16, rodo jo rankraščiai. Kai jisai rašė dramą, jisai vedė labai tokį padienių dienoraštį, jisai parašė per 2 savaitės. Ir tarp tų 2 savaičių buvo vasario 16. Ir vasario 16 yra apibraukta. Ir tą dieną parašyta, kad jisai šventė ir neparašė nei vienos eilutės, bet tai yra tas laikas. Taigi, per teatrą mes galime kalbėti apie dalykus, kurie gali netgi peržengti žiauriausios cenzūros rėmus. Taigi, manau, kad Jono Vaitkaus Nesau žmonės irgi šiandien peržengia labai svarbius ir labai griežtus cenzūros rėmus, kurie visą laiką, manau, egzistuoja ir egzistuos, nesvarbu, kokioje visuomenėje mes gyventumėm, bet tai yra susijęs su žmoniškumu, tai yra susijęs su tautiškumu, tai yra susijęs su savo tėvynės meilė ir jos raiška, tai yra susijęs su daugybė dalykų, kurie globaliame pasaulyje susiduria su tam tikromis tokiomis kontroversijomis. Ir dar vieną dalyką mums primena Vydūnas, kad asmenybė, vienas žmogus gali padaryti labai daug. Vydūnas sukėlė tikrą sąjūdį, jaunimo sąjūdį tiek mažojoje, tiek didžiojoje Lietuvoje. tą sąjūdį jisai įkvėpė savo asmeniniu pavyzdžiu, bet kartu ir dėka
mecenatės, kuri padėjo leisti jo knygas. 24 metais mes minėjome Rūtos arba Martos Raišukytės, kuri mecenavo Vydūno kūrinių leidimą 100-metį. Taigi Marta Raišukytė buvo mecenatė, kurios dėka mes turime Vydūno knygas kaip meno kūrinius, kurie sklido ir sklinda dabar po Lietuvą ir pasaulį. Mecenatai yra labai svarbus ir diegiant Vydūno idėjas. Taigi 1952 metais Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įsteigtas Vydūno jaunimo fondas, kur mecenatai remia studentus, remia daugelį kultūrinių idėjų, leidybos darbų. Na, o 2023 metais jau čia Lietuvoje Vydūno draugija taip pat su mecenato Tomo Staniko ir Eglės Burkšaitytės indėliu pradėjo Vydūno premijos teikimo tradiciją, o šiandien taip pat tikrai didžiulių pagarbos žodžių verti žmonės Tomas Stanikas ir Eglė Burkšaitytė, kuri vadovauja ir giedotojim, kurie čia šiandien su mumis yra, įsteigė Vydūno stipendijas. Manau, kad dėmesys ir parama žmonėms, kurie puoselės ateityje Vydūno idėjas, susipažins su Vydūno mintimis, yra labai svarbios, nes Vydūno puoselėto humanizmo, žmoniškumo idėja, ji yra globali, ji yra aktuali absoliučiai visiems pasaulyje. Ir su Vydūno žmoniškumo idėjomis susipažinę mes galime drąsiai kalbėti tiek Europos Sąjungoje, tiek kitose pasaulio šalyse. Žmoniškumas žmonių gyvenamoje planetoje Žemėje bus svarbus tiek, kiek čia gyvens žmogus. Taigi, šiandien paskelbiu ir kvietimą teikti paraiškas Vydūno draugijos premijai, tai yra jau suaugusiems žmonėms, menininkams, mokslininkams, kultūros veikėjams, ir kviečiu siųsti paraiškas adresu vydūnodraugija@gmail.com. O šiandien pirmą kartą bus paskelbiama ir Vydūno stipendijos galimybė, ir man didelė garbė kartu su Klaipėdos universiteto rektoriumi pasirašyti sutartį, kuri įteisins Vydūno stipendijos gyvavimą ir pradės šią puikią tradiciją, kuriai mes turime būti dėkingi, taip pat mecenatams. Ir man labai smagu, kad Rugilė atstovauja savo tėtį, kuris pastatė, iš tikrųjų, nerealaus grožio paminklą Vydūnui. Tai tikrai yra nepaprastai vertinga Klaipėdos miesto erdvė. Ir tikrai, nors šiandien su mumis nėra Tomo Staniko, bet tikrai prašysiu Eglės perduoti pačius nuoširdžiausius mūsų linkėjimus už šitą kilnę misiją remiant humanistinių idėjų buvimą mūsų žemėje. Taigi, sakyčiau, tai yra tikrai ir globali stipendija. Taip, taigi, kviečiu gerbiamą rektorių. Įamžinkite mūsų akimirką istoriją. Tai aš taip pat labai dėkoju mecenatam ir Vydūno draugijos ir Vydūno draugijos pirmininkai, profesoriai Aušrai Martišiūtei Linartienei už tą galimybę studentam vis labiau įsilieti į Vydūno kūrybą, į Vydūno gyvenimą ir pateikti tikrai vertinga savo įžvalgas ir darbus, kurios bus įvertintos šią stipendiją. Tai ačiū, profesoriai. Ir stipendija, ir premija bus teikiama Vydūno gimimo dieną arba šventėje skirtoje Vydūno gimimo dienai, kuri yra kovo 22 dieną. Aš universiteto vardu perduodu
prisiminimui šios dienos, tai yra tame pačiame pastate mes esame. Yra jo toks grafinis vaizdas pastato ir matote bokštas universiteto. Tai prisiminimui šios dienos. Ačiū. Ja. Ačiū.